Sveiki visi. Taigi antroji serija prie darbastalio. Tai prieš mane ne veltui yra popierinis modelis, kurį aš labai ilgai bandau su žmona parinkt, bet ši visa esmė, kad šitas modelis yra iš VMC. Ir tai yra kolegų iš Klaipėdos leidinys, kurios mes ir aplankysime. Taip pat apsilankysime pas klubą Mikropasaulis. Taigi smagaus žiūrėjimo. Formatas šįkart bus daug paprastesnis, tiesiog pokalbiai, prisiminimai ir šiek tiek apie tai, kaip atsiranda štai tokie žurnalai. Smagaus žiūrėjimo. Naujos kartos. Stasys dar sam. Ką čia sen žmogus gali papasakoti? Tai daugiausiai, tas ir esmė, kad daugiausiai gali papasakoti būtent vyresni. Tai čia jaunimas, tai dabar tik susiduria su tais dalykais. Vyresnieji jau užmiršo, ką jie norėjo pasakyti. Pas juos jau tie vokietukai atėjo į svečius. Klubas. Klubas ir gerai. 17 metų turbūt keisai. 17 metų klubų jau. 9 man atrodo jis buvo. Ar 8? 9 pavasarį buvo įregistruotas. O tai dabar klubas va čia vis laik ir buvo nuo tų... Ne, kelnojatės? Nu kaip, klubas buvo, bet patalpų neturėjo. Patalpų Aha. nebuvo. Mes tiesiog rinkdavomės kokioj kaviniai, pizzerijoje. Pasikalbėt, pasibūti, jo? Suveigos buvo. O dabar turim dirbtuves. Va čia ir leidžiam savo laiką. Čia labai man primena dabar Angliją, dar štai kaip pavažinėjau. Tai tenais turi jie parduotuvę savo, aišku. Bet tenais į vietą irgi klijuoja, tenais patalpos. susirenka, viskas toj pačioj vietoje, tenais jo atvaro irgi žmonės kavos, arbatos, susėda tenais, jie sako, įkrytame čia būnam kartais. Bendravimas. Būtent, bendravimas. Tai aš va tą labai kažkaip vertinu, aš ypatingai, kadangi iš mažo miesto, pas man jokių klubų, jokių panašių dalykų niekad nebuvo. Tai Tokia veikla, kiekvienas dirba atskirai, bendrų tų projektų modeliam daryti kaip ir nėra. taip. Bet apie tai pakalbėti, kaip sakant, prisikabinti galima. O, Čia privaloma. čia buvo, aš atsimenu, kai Foke Wolfą pirmą atsinešiau į klubo sueigą, tai du sembojai sako, jau galima. Kulpos važiai. Ir baigės visas. Nors su modelizmu galėjau greitai užrištas viską. Nes kai sulaukiau vienų komentarų 3 lapų dydžio, tai man kažkaip praėjo ir noras. Be modeliuot, gal kur aš čia papuoliau. Su tais komentarais aš vis taip pastebiu, kad jeigu žmogų pažįsti, tai tu gali komentuoti viską tiesiai šviesiai. Bet aš bent jau taip darau, jeigu aš žmogaus nepažįstu, aš palinksiu ir nueinu. Gerai, sakau. Darai. Jau gerai, kad dėl to, kad vieni užsiėmė jau tas. Tai čia klasika yra, kas gali, tas daro, kas negali, tas moko, kas nieko nebedarė, teisėjauja. Kadangi rankos dreba, akis nebematė, tai tik tai teisėjauja. Tai nebeklijuojat modelį? Klijuoju. O ką jūs klijuojat? Aviacija? Aviacija. Antro? Antro pasaulinio daugumoj? Visas pasaulis modelių padarytų sudėtų spintose. Jeigu visus suskaičiuot, kokie 700-800. Oho. Kur tiek dėt? Kur tiek dėt? Va tai geras klausimas, nebėra kur dėti. Šitą problemą turiu su aviacija, nes aš mėgstu 3 mastelį. Tai 32, nes 22 daug ir 48 irgi nemažai. 32 pats. Tik ne bombonešė. kodėl? Tugi pasiėmė tą borderio šitą Lancasterį.
Nu, atčiupinėjai. Į kur įdėti? Nu, kaip metras paros mostas beveik. Daugiau. Daugiau? Daugiau. Sparnų mostas vien yra 1,15. 1,15? Ajo, majo. Aš turiu pasiėmęs dabar HK šitą Michelį. 2,5. Mačiau, jo. Nu, tai aš pasiėmiau. Tai, nu, jis nėra toks, aišku, ten žiaurinis kaip Lancasteris, bet, nu, irgi didokas daiktas. Jo. Su jais yra tragedija. Iš kitos pusės labai mėgstu ir naikintuvus aš modernius. Tai tie rūpužės nuo antro pasaulinio, tai ten dydžio prasme vien jau. Padedi šalia tai. Nu, 30 metrų pamatai, tai padaryta. Kleikiai parodoj mačiau padaryta B24. Nu, gabaritai tie patys praktiškai. Nu, tai, galvoju, kur tokį, kur. Tai ašgi buvo Klaipėdoje atvežęs štuką 24. Kaip batas dydžio, tai tokia. Spūdinga, spūdinga. Tai bet dabar prisipirkau ir Fixo 24 Spitfire'us 2 ir dar mes šmitę tą naują paėmiau. Į komplektą. Nu, taip jau ten. Tu taip gavas. Taip gavas, jo. Vieną gavau dovanų iš tikrųjų 24 Spitfire'ą, antrą Spitfire'ą pasiėmė dėl to, kad buvo salos bačkom. Nu, tai negalima jo nepaimti vien dėl šitokio reikalo, labai kažkaip taip. O Messerschmittą tai Telforde, kai apžiūrėjau, labai patiko idėja ten jų, nes, nu, gražiai atrodė. Bet ir realybė biškai kitokia ten gaunasi. Jau dėl to, kad pats, nu, ir Fixas susidirbo šiek tiek. Gal dabar jau išleisti jos tiesius, tos modelius. Bet išlyginti ten irgi nesudėtinga bus. Bet kur aš jos irgi pakabinsiu, nežinau. Kol kas mintis stačiai prie sienos tai priglaust. Nes, pasadytų nėra kur tokio, štuką irgi tai pasačiau. Prie lubų. Nu, prie lubų. Aš kai buvau vaikas, tai aš stukdavau prie lubų. Irgi modelis tas. Mes daugiau arba prie sienos. Daug kas prie sienos kabina. Ten patalpoj ant virvučių pakabina. Nu tai va mačiau, kad šiek tiek pakabinti. Tai aš va taip kabindavau, sakau, turėjau tapetus. Prisegdavau ir... Nu, tapėtus papirinius labai gerai. Jo. Jie lengvi yra ir labai taip atrodo įspūdingai ant sienos. Tai va aš popieriaus, aš kaip pačiupinėjau būdamas mažiukas, tai taip ir neprigijau. Man ten rankos iš ne tos pusės auga, kad popierių čiupinėt. Aš kaip tik nuo plastiko atitraukęs. Tai va... Bandžiau klijuoti plastiką, sugadinau kelias modelius. Supratau, kad čia ne man. Aš geriau popierius ar medieną. Nu, aš va tiek ir pamenu iš tavęs, bet tai dabar nusipirkau aš tarp kitko irgi, man rodos, kombainą VMC, tarp kitko. Nu, tikrai ne aš nusipirkau, čia žmonės sako, davai darom kartu kažkokį modeliuką. Sakau, išsirink, sakau, nu, sako, aš nenoriu ten tanko rinkti, sakau, nu, tankai, nu, tai jo, tai sakau, susirask skyrius, ko papirinių yra visokių, žinau, papirinių, daugiau vėrovės yra, lietuviškos yra, va, nu, architektūros, da kažką, ten kombainą paim. Dėl architektūros, Stasys Popierinė daro architektūrą tokį, kad šiaip ne tik pas mus žinomiausiai žmogus su architektūra, bet jeigu Lenkija jau pasakė, kad lietuviškos bažnyčios, ne, kaip ten sakė, ne lietuviškos bažnyčios. Lietuvių daromas, jo. Jau savo braižas yra. Ne, čia buvo Orliko paramka, bet Stasys padarė ir laikrodžius įdėjo, ir visi laikrodžiai rodė lenkišką laiką. Ir su vidaus interjeru. Su vidaus interjeru, su visku. Tai jeigu Lenkijai parodoj pasakė, kad šitas modelis, kuris padarytas Lietuvoje, rodo, kad reikia pradėti teisėjam dirbti, tai čia jau skaitau, kad jau... Nu jau lygis. Lygis užskaitė. O šiaip, viena iš geriausių architektūrų, nes jeigu atvažiuoja, tai daug būna, kad kai Stasys padaro, tai jis mėgsta padaryti savo kažką dadėti, su vidum, su viskom, ypač popierinės. Ir kiek paskui lenkai sakė, kiek čekai sakė, nes sako, pas mus taip niekas nedaro. Tai iškart, kai ateina, pamato, iškart žiūri, kur mes sėdim. Ir antiek įdomiai, kad jie žino, kad taip Lenkijoje arba Čekijoje taip niekas nedaro. Jie iškart pas mus ateina, galima ten daugiau pažiūrėti. Tada Stasys ateina šviesą viduje įjungia. Tai paskui
Sakė, ai, palik ten šviesą, ten trubelė tokia buvo irgi taip viduje. Vaikams skirtas modelis. Vaikams skirtas. Tai jau ne vaikams. O išėjai. O išėjo visai ne vaikai. Pirmą dieną rodydavom, antrą dieną sėdim taip šonė ir visi ateina taip iškart. Mainam tipą. Nes šviečia. Iškart ir fotografuoti viduje. Merginas taip. visus raudonus iškart. Vokiečiai gali, mes negalime, ne? Nu tai, kodėlgi mes negalime. Tas nustebino šiek tiek, nedaro Lenkai papildomų detalių, nes nesigamina Daro, taip. bet ne tiek. Pas juos priimta, kas padaryta, Iš dėžės, taip sakant. taip, iš dėžės ir viskas. Nieko savo. Jo? O nieko. Nelenkiečiai taip niekas nedaro, nes Čekijai buvo ir vokiečių buvo, ir prancūzų, ir anglų buvo, mes buvom Liublinė. Tai labai daug buvo architektūros, nes čekai labai mėgsta architektūros, bet kai jau Stasys su Evaldu atvežė savo, tai pažiūrėjai, taip, nesako, o šitą jau galima žiūrėti, jau tokiam lygiai, kad ir prizus Pas gavo. manęs Čekijoje lyg tai buvom, kranas buvo, nu, Anglijos kasimui skirtas. Kranas, rankinis, tai mechaninis. Tai jie žiūrėjo, iš kur atsirado lentos, kaip padarytos lentos. Nors yra va ties popieriukas yra, o kai pažiūrite, ir lentos, ir vinys yra. Nu, tai čia, aš tai, man dėl to stebina, nes aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju, kaip galima nedadėti kažko. Tas mechanizmas, kur keilė viską, ar ne? Pena mokykla. Buvo Pena mokykla. pradėjo judinti, sakau, nejudink, čia jau prieš tai jūs pajudino. O papieris yra toks dalykas. Nu taip. Ir teko užfiksuoti. Įdomiausia buvo, kad mes tada Čekijai buvom, mūsų architektūra, tavo antrą vietą, ne, Evaldų pirmą vietą. Nes pas jį buvo Karlšteinas pilis ir visos plytos, kiekviena plyta buvo atskirai padaryta, popierinė. Čia Parapkės. Ne Parapkės, jis tada į Čekiją vežė tą pilį. Ai, savo? Jo, savo. Parapkės tu su savo. Su laikrodžiais. Jo, su laikrodžiais Lenkijoje buvo. Tai čekai žiūrėjo, paskui sako, o kur plytos pirko? Evaldas sako, nieko nepirko. Iš pradžių atėjo, sako, ką jie nori. Sako, tai kalbėk angliškai, jie supranta. Nes sako, geriau rašykit. Jie čekiškai rašo, ten galima perskaityti. Suprasti, ką jie nori. Bet kai kalba, nesuprasi, nes lenkų kalba panašiai, bet netokia. Tai jie paskui susirašinėdavo, rado bendrą kalbą, kaip pabendrauti normaliai. Tai sako, iš kur plytos tokios pirktos? Sako, nieko, čia popieriniai. Kaip popieriniai? Kas gamina? Tai sako, iš to žurnalo ir padaryta. Vieną rinkinį paukojo, supjausti plytėse, prisuklijavo ant kito. Ir viskas. Va tą esu girdėjęs pas popierių, kad dažnai būna perka ne žurnalą vieną, o kelis. Donoris reikalingas. Pranas berods sakėt man tokį dalyką, kad... Jis pastoviai, donoris būtinai reikalingas, nes ir spalvų atsarga, jeigu dažnai būna, kad nėra žurnalės spalvų atsargos. Tai jeigu yra, tai labai didelis pliusas, bet kai nėra, tai du žurnalai vienas kitą išgelbė. Nes tau reikia padaryti trimatį, ne? Tu iš vieno žurnalo nepadarysi, neišpjausi taip pilnai. Nes vieną rėmelę išpjausi, kitą rėmelę jau sugadinsi. Sekantį išpjausi, kitą sugadinsi. Ir gaunasi, kas antrą rėmelę, gerą. Iš dviejų žurnalų tu vieną pjauni iš vieno, iš kito pjauni kitą. Ir gaunasi, kad jau kaip sumuštinė suklijavai, pas tave trimatis vaizdelis. Kaip įdomiai. Aš kadangi esu... Manas ir vargsta. Vargsta. Džiaugiasi, nevargsta. Nu čia vis tiek modeliavimas, bet koks modeliavimas yra malonumas. Nesvarbu, popierinės plastinės. Nesutinku. Nikaip. Yra modeliavimas, kur pasiėmi modelį, tai reikia tiesiog mes išleidži iš karto ir net nepradėt su juo. Čia negali būti malonumo. Esu turėjęs tokių, kad... Dildis neturi nemokė dirbti. Ne, tai va čia va kita dalis. Kas yra, aš kažkada norėjau irgi užsikelti diskusiją, kas yra tas modeliavimo malonumas. Irgi. Vieni sako, nu tai va, kad sako, iš va, to kažko, ar ten būtų popieris, ar būtų plastikas, mes padarom daiktą, kuris, sakykime, mums tas yra va, gražus. Nu, tai būnė, turim lėktuvą, kuris mums patinka, ir tai va, pabaigoje yra rezultatas. Ar procesas yra malonumas? Pats procesas.
Nes nesvarbu, galėsim aš plastiką klijuoti. Aš galiu suklijuoti, bet neturi tokio malonumo klijuodamas plastiką, nes popierinį modelį klijuoji, tu nori, kad durelis atsidarytų. Škarpai, istorinai, o durelis atsidaro. Plastikinį gali išpjauti irgi? Bandžiau, Aš irgi. nes pasėmiau zylą, Zysą 5. Kabina yra iš 3 detalių. Priekis, šonai, galas, ir stogas dar. Ir tada nežinodamas, kad galima pjauti, kolegos paklausė, ir sakau, Olegai, a galima išpjauti? Sakau, o kam tau? Sakau, kad atsidarytų. Sakau, galima apie problemų. Atnešė skraiberį, visus pavadinimus žinau dabar, nors neklijuoja. Parodė, kaip pjauti, vieną durį jis išpjovė, antros durys teko man, tai išpjoviau, tiek to. Bet jau nuo kabinus nieko nebeliko, nes buvo jau ant tiek silpna, kad pradedi klijuoti, jį tirpsta neklijuojasi. Nu, tai yra metodikos, aišku, taip. Bet manau, su popierium ne ką paprasčiau. Paprasčiau. Nu, Su tokiais dalykais paprasčiau iš tikrųjų. nu, jeigu stipriai pajauni iš popieriaus dabar durys, jis irgi susilpnėja, turi istorintą popierių. Storinti būtinai. Gali istorinti plastiką su prūsais tais pačiais plastikiniais. Jis ir taip storas. Tai reiškia nelinksta. Tai paprasčiau. Čia reikia žinoti. Aš juokauju, aišku, čia. Kas moka dirbti su to, tam problemų nėra. Teisingai, va. Kas nemoka dirbti, tas ieško, kaip padaryti tą arba kitą dalyką ir, žinai... Čia, kaip sako, blogiam šokėjui ir kojas trukdo. Nu, taip. Iš tiek paprastas, ne, popierius, ar ne, kad detalė. Išvėsinėjimo po truputį, vidurį dedi, į vidų. Ir įdedi į vidų, tos laiptus. Toliau, taip, sekant, iš paskui, jau matas kažkas viduje, tai jau. Daug geriau, daug įdomiau taip. Aš mėgstu irgi kažkaip, kad, dadėt tą modelį, taip iš dėžės sunku arba rinkti. Dėl Stasio, dėl popierinio modeliavimo. Jeigu Stasio Jono bažnyčia stovi Lietuvos mažosios Klaipėdos tam muziejui, tai čia jau irgi lygis. Nu, taip. Pačioj pradžioj. Aš su Stasiu Mandarovas, su Olegu susitiksimės ir pakalbėsim apie popierių biškį detaliau. Nes yra planas kol kas, Olegas, nežinau, jau rašė ar jau skambino. Aš skaitau, popierius yra aukščiausio lygio, tai jau pats sudėtingiausias dalykas. Medį gali priklijuoti kitą, paklevai. Apie plastiką nekalbu, metalai, toliau viską šitą taip. O popierį jau ne, turi pirkti kitą žurnalą. Jo, to lygu išminuotojo darbui. Vieną klaidą ir viską. Nu taip. Jau ką sugadinai, nebesuteisysi. Ne, man tie popieristai ir mariakai. Išminuotojams sakydavo, kad turi tik vieną klaidą. Ne, iš tikrųjų yra 2 klaidos išminuotojų. Pirma klaida, kad jis sutiko Būti išminuotoju. o antra klaida jau... O gal čia jau pašaukimas. Iš kur tu žinai? Tai tu modeliuoji pats, a dabar jau daugiau tik jau dirbi. Žinok, ir modeliuoju, ir projektuoju dabar. Ir dabar, kuo toliau, tuo daugiau, nes... Modeliuoji daugiau. Ir klijuoju, ir modeliuoju. Dabar neturiu ką parodyti, bet prieš savaitę atidaviau Klaipėdos informacijos centrui bokštą. Ot, jis kaltas. Jis atsiuntė visą informaciją apie tą bokštą ir užtikabino. Visą nedariau, bet pradėjau daryti tokią, parodžiau muziejai. Iš muziejaus Agnė paskambino, sako, informacijos centrui reikalingas bokštas toks, nes jie dabar bus Vilniuje knygų mugė. Ir jie planuoja ten atspausdinti spaustuvę ir dalinti tos, kad pritraukti daugiau modeliuotojų. Tai va čia mano projektas yra tas Klaipėdos pilies bokštas. Tai va, kas dalyvaus Vilniuje Litexpo, dabar mūgiai, knygų. Nemokamai galės gauti. Ieškokit žurnalų. Ne žurnalas, ant vieno lapelio. Vienas lapas, Vienas lapas, dėl to jie taip dalins kaip reklamą, kad ir Klaipėda, ir Klaipėdos pilies muziejus, ir šiaip popierinis modeliavimas. Nu, super. Čia va to Jono bažnyčia, kuri Klaipėdai bus. Testinis modelis.
Tai čia jis visai detalus, dar sakyčiau taip. Ant vieno lapo? Ne, čia Jono bažnyčia, kuri... Ai, kur išvažiavus į muziejų. Jo. Taip? Aha. Čia, kur šiaip prieš tai buvo... Metais buvo. Klaipėdai iškvietė į pokalbius mūsų klubą, nes klubas jau, kaip sakant, juda į priekį ir bando kažką daryti, ne tik parodos arba kur nors nuvažiuoti dalyvauti, bet ir Šviesti. su muziejais bendradarbiaujam, su miesto valdžia, nes ir padeda mum, bet ir mes neatsisakom. Tai va, tai kaip buvo projektas atstatyti Jono bažnyčią Klaipėdai, tai mes darėm tokią ekspoziciją, kad šviestuvais kartu su skulptorė, labai žinoma, Aida, pavardės neatsimenu, žinok. Nu, tai. Tai iškirs. Su Aida, nes iki šiol bendraujam normaliai su ta skulptorė. Tai jinai darė figūrėlės. Kiek žinau, Šatrijos fabrika darė rūbus visus, siuvo tiem figūrėliam, o mūsų buvo architektūra, tie šviestuvai, tos prarastos sielos. Tai toks gaunas kaip jungtinis projektas. Jo, tai labai fainai buvo, tai žinai, kelias metus stovi, man atrodo, iki šiol stovi prie Pilies muziejaus stiklo, tai čia jau 6-7 metų. Aš galvoju, gal aš netgi praeitais metais galėjau matyti prie konkurso, ne? Galėjai, ten aikštelė. Jo. Už stiklų stovi. O, net nežinojau. Tai tengi aplink peik. Nu, aš nešiausi parankiai štuką, bandžiau suras, kur ateit, nes nuėjus į muziejų, sako, mes nežinom, kur eit, kur čia ko čia atėjot, sakau, tai kažkur, sakau, vyksta paroda. Tai tenais vietinio muziejaus darbuotoja nesiorientavo šis aplinkoj, bet po to išėjus pamačiau. Aš pagrindinį nuėjau gavosi. Ai, pagrindinė. Nu. Ne, ten mes su ta salė draugaujam. Šiaip savivaldybė mums davė. Tai sakė, jeigu darot Klaipėdai, tai mes pagelbėsim. Tai be problemų su to. Nu, labai smagu iš savivaldybės pusės, kad rėmimas yra. Kad ir koks jis yra, svarbu, kad jis yra. Jau čia skaitau, kad daug, ypatingai nišai tokiai. Dabar irgi, jeigu reikia, tai į laikraštį visą informaciją įdeda, kad ten bus klubą. Paskambinau, sakau, Artūrai, reikia pagalbos. Be problemų, atvažiavo visus, sako, ką pagausit būtų labai gerai, ypač jeigu direktorius būtų. Tai va, Tomą kaip tik tada pagavau, spėjau. Jo, vargšas direktorius visą. Nu, tai pakalbinau vargšą direktorių Tomą. Kodėl buvo vargšas iš karto? Vargšas, kiek darbų. Darbų kokių? Ne, gera komanda, negal skūsti. Ne, iš tikrųjų taip, dabar žiūrint, organizaciniai reikalai yra vis laik sudėtingi. Jau žinau stipriai, kad čia reikia vienam net neverta prasidėti, nes ten tai va patempimas. Kai sako, visada yra maloniau į gimtadienį važiuoti kitur. Ne indų. Teisingai. Nieko. O namie daryti vis tiek yra tas ir atsakomybės, ir darbų gal Bet iš nemažai. kitos pusės, žinai, kai klubas tiek metų jau egzistuoja, tai labai daug pažįstamų visokių ir labai daug yra organizacijų, kur yra arba direktoriai modeliuotojai, arba dar kažkas, arba jiem patinka modeliai ir jie palaiko. Tai tokių yra labai daug. Tai aš tik nesėdėjau irgi šnekėjau, kad... Sakyti, kad Klaipėdai mes galim paprasčiausiai paskambinti vienam kitam trečiam, taip pat atvažiuojam kavos atsigerti. Su mielu noru priima ir paskui dar, o konkursą darom. Ant kalbos. Nereikia prašyti, nes tokius dalykus labai mažai daro, ypač Lietuvoje, tai kiek supratau, visi atsisakė. Mes irgi dėl to karantino jau kiek metų nedarėm, grįžom, bet prieš tai darydavom pastoviai. Nuo 2006 metų ar 2005 Gargžduose dar pradėjom, nes klubas buvo užregistruotas Gargžduose pas savivaldą. Ir 2 ar 3 metus mes darėm Gargžduose šachmatų klube. Tada dar Pranas Sungaila vadovavo. Aš liktais esu buvęs pirmam, kur dar priėmė plastikinius, dabar žinau, kad nebeprinėja, tik tais popierių daro. Tada mes darėm.
Tai vat, Ne pranas. Mes darėm visada ir popierinę, ir plastikinę. Į antrą mūsų konkursą buvo atvažiavęs iš Lenkijos Andžej Ziober. Labai maloniai su juo pabendravom tada. Ir jis tada pakvietė 2008, tai reiškia, tai buvo 2007. 2006 pirmas buvo konkursas, 2005 buvo pirmas internetinis konkursas. Tai va 2005 pirmas internetinis, 2006 Lietuvoje pirmas konkursas. Bet galima sakyti, kad ne konkursas, o buvo... Pirmi konkursai buvo, kiek žinau, Kaune. jo. Sparnai 72 darydavo vidinę tokią. Vidiniai buvo tik tai ten. Ten nebuvo tokių viešai skelbtimų tokių konkursų. Klubas susitvėręs kažkur 86-7 metais, Sparnai 72. O tokį parodą konkursą, palauk 7 buvo Vilniuje paroda, jau tikrai buvo konkursas. Vilniuje buvo paroda. 7 tikrai buvo. Linas Dar tada pranezysė, tu ko nevažiuoji, sakau, sargu negaliu. Linas darė jo pirmą parodą Vilniuje. Tai buvo 99 metais. Ne. Kaune parodų būdavo tikrai... Neatsimenu, kelintais metais buvo. Netyčiai papuoliau į tą parodą. Čia darė leidėjas modelis RR2. O. Linas. Iki šiol su juo bendraujam. Ir tada sužinojau, kad iki modelis RR2 buvo žurnalas Modeliuotojas. 2 žurnalus išleidęs. Tai va, belieka kažkam užsiimti, surašyti visą tą parodų ir konkursų istoriją Lietuvoje. Nuo 90 metų, kiek kur ir kas buvo. Jo, paskui... Tai dabar visi šneka ir nieks nieko konkrečiai nebeprisimena. Tai va čia viena iš... Pati pirma paroda buvo... Pati pirma paroda Lietuvoje buvo Klaipėdai padaryta. Tai vat kaip tik Algimantas dalyvavo ir buvo kaip organizatorius tos pirmos parodos, nes praeitais metais buvo 35 metai. Jo. 35 metai, tikrai jubiliejus buvo. Dėl to su savivaldybė turėjom svečių, daug kas gavo apdovanojimą. Nu, tokias kaip atmintinės, kad esi modeliuotojas, Lietuvos modeliuotojas. Jo. O čia buvo 35 metai, tai čia galima skaityti, kad patį pirmą parodą oficialiai, kuri buvo užregistruota ir buvo rašyta laikraščiai, tai buvo prieš 30. Tai va čia nuo jo skaičiavo tai jubiliejinį Klaipėdos konkursą. Jo. Va nuo šitos. Nuo šitos. Aha. Nes čia ne tik, kad jubiliejinis, bet ir mūsų dalyviai yra, kas dalyvavo pačioj pirmoj. Ir aplamai yra, kas su tom iki šiol užsiminėja. Tai kiek metų jau praėjo, kad tokių modeliuotojų turim. Nu tai. Nu, o šiaip... Sako, 600 modelių 8 susidėjo per laiką. Tai sudėdi palindžiu ir daug. Ir jeigu dar 72, tai daug tau. Nu, tai. O šiaip, skaityk, bandė daryti tokią viešai, tai modelis RR2. 2006 metais darė Darius Galinis, tai technikos virtuozas. Irgi jisai Vyriškos centre, tai ten jau važiavau, buvau pakviestas, su Dariu bendravom, bandžiau save kaip projektuotojas tais laikais. Tai buvau sukūręs T-34 tanką, bet taip ir neišėjo technikos virtuozė. Aplamai po parodos išėjo dar vienas modelis, penktas ir paskui tik 5 modeliai išėjo. Aš čiupinėjusiu, aišku, su tą Lituaninką, FT. Nu, čia prano. Jo, ir daugiau dabar bijau pagalvoju, kad aš turbūt ir nepamenu. Buvo pirmas Pinta. Tiesa, laivas buvo. Aha. Nu, paskui buvo po Hemdeno Lituanika. Tankas buvo. Nu, FT-17, tas Gilti, lietuviška versija.
Ir dar buvo 5 modeliai buvo išėjęs. Nes technikos virtuozas buvo 23 modeliai. Modelis yra 23 modeliai. Modeliuotojas buvo 2 žurnalai. Ir tie žurnalai abudu perleisti GPM liniai. Tik tai, kad Lietuvoje. Su to leidėjai irgi bendravom, buvo pakviestas, bet neatvažiavo, neišėjo. Šiaip aš iš vaikystės beje pamenu, va, būtent modelis ir 2, aš jau, kai pradėjau suvokti pasaulį, sakykim taip, jau nueidinėjo visai. Tik tais buvo, jau nuspirti nebuvo galima surasti, kad taip jau. Tai man papuolė tai techninis virtuozas tada, tai turbūt pirmi buvo mano tie, sakykim, popieriniai bandymai. Tai aišku, Lenkų mėginau aš tos, kaip jie dabar, vieni populiariausias Halinskis, man rodos. Lenkiško tai ten jau pasirodė po 2000-ųjų, ten kuo toliau, tuo daugiau. Ir, asortimentas didėjo tiek greitai, kad ten jau nebežinai žmogus ką rinktis. O taip tai visų kojos modeliuotojų popierinių dygsta iš malo modelėš lenkiškų. Malo modelėš, va. Aš apie šitą daugiau turėjau. Halinskis jau toks žynas. Ieškau malo modelio 79 metų Barbakaną. Gal žinot kur? Nu, čia sunkiau, tokiais dalykais. Ryškiai, nes ypatingai kaip čia jau gaunasi kiti kolekcionuoja tos, kaip kaunietis šitas Mindaugas yra. Tai sako, aš jau į kolekciją dedu, nes ne rinkimui, bet jau kolekciją. Tai va, jeigu yra, tai pas jį. Iš tikrųjų, nenustebčiau, kad rastume. Barbakaną? Aha. Radau. Užtakysiu. Matau. Gal su vienu problemu. Vienas, tikrai. Po vieną niekaip. Gerai, darysim kopijas. Tai man kažkur aš mačiau, kad į tą skanus tų Barbakano kažkur. Galbūt netgi ir turiu kažkuriam kompiui. O gal neturiu, reikia ieškoti. Čia dabar šiais laikais man tas... Tai sadista. Aš žinau, kad... Tai sadistų. Su tais kopijavimais, va dabar kaip žurnalas VMC, šis kaip jisai atsirado? Tai nuo vaikystės buvo noras turėti kaip malo modelėje žurnalą. Savo. Savo. Aha. Nu, nes skaityk, nuo 84 metų tėvas atvežė žurnalą iš Lenkijos, kai jūra eidavo, jie ten Lenkijai stovėjo, pamatė, nupirko, o šiaip tėvas nuo mano vaikystės, man buvo 2-3 metukai, jis iš jūros grįždavo, atveždavo tos medinius laivelius, sėdėdavo, klijuodavo, aš jam padėdavau, bet jis paskui, kai aš jau buvau suaugęs, sakė, ant tiek trukdai. Kaip čia pasakė tiesą? Ant kelienų atsisėdavo, nu jis man nieko nesakė. Nu tai kur jis sakys? Pas mane vaikai irgi mažiukai, aš noriu, sako, kartu. Nu kaip tu neleisi vaikui, ypatingai vaikui, jeigu jam įdomu, tai nes aš atiduodu viską. Nu toks. Tas pats ir būdavo, nes mes kai važiavom atiduoti į jūrų muziejų modelius, tai ten surašydavau pavardės, pasakiau pavardę, ar kažkur tai girdėta. Sakau, tėvas irgi jų modelis atiduodavo. Tas kompiuterį pažiūrėjo, jo, sako, dar 4 modeliai liko. Jo. Tėvo modelį tai čia buvo 74 metais, jis atidavė pirmus 2 modelius, į jūrų muziejų gavo dar tada pinigus ir už tos pinigus mama vedė į restoraną. Nu, nes jis iki šiol atsimena, kaip tada buvo, nes 74 metais atidarė tą muziejų ir jie prašė žmonių, kas gali ten paaukoti arba padovanoti arba parduoti tos modelius. Nu, jūreiviai dažnai darydavo tos modelius, į jūrą išeina, ten nėra ką veikti ir darydavo. Tai nuo to laiko norėjai daryti, sakykim, savo. Bandžiau medinės daryti, paskui iš to žurnalų Юный техник, там приложение к юному технику. Ten buvo tos, reikėjo su kalke nukopijuoti, padažyti su pieštukais arba su flomasteriais iškirpti ten, bet kažkas išeidavo.
Nes mane, sakykime, šiek tiek stebina, kadangi aš jau ilgai matau, kad VMC egzistuoja, turint galvoje, kad buvo Modelis R2 ir buvo... Yra. Tai kurie palaiko iki šiol. Ir šiaip ne vienas pradėjau ir darom, ne vienas aš darau. Nes ir Algimantas, ir Evaldas, ir Pranas prisideda, ir šiaip kolegos visus padeda ir testus suklijuoti, ypač Olegas Mitruk iš Vilniaus. Jis kaip oficialus testeris. Tai va, Olegą pakalbėsim labai stipriai. Pakalbink, nes jis žino ir būsimus projektus, ir daug projektuotojų, kas dirba su VMC. Ir labai gerai klijuoja ir gali kokybiškai ir greitai suklijuoti. Greitai. Ką reiškia popierius ir greitai? Aš niekaip nesuvaizduoju. 3 mėnesius modelį suklijuoti. Per 3 mėnesius Aš matau, kad Pranas įdeda pas save į Facebooką, kaip jisai tenais renka, žiūriu, kad jis tenais, atrodo, kad štampuoja, jis ten jau, kaip kad Mindaugas ir Pekarskas, jeigu žinot, ten... Mindaugas Pekarskas. Pas jį kaip jisai užsuktas, nežinau, jis tenais... Per 5 dienas, ne? Jo. Mes turėjom rekordą. Vilmantas Norkus, jis... Mes planavom važiuoti į modeliavimo čempionatą į Kyivą, į Ukrainą. Tai čia buvo 10 metais, ne? Nu, atrodo. Jo, 10. 10. Gal 11, nu kažkada. Ir Vilmantas atvažiavo pas mane, sako, kokią nors žurnaliuką tokią, kad galima greitai suklijuoti ir įspūdingai atrodyti. Nu, sakau, davai pažiūrėsi, mes pradėjom žiūrėti tos žurnalus, vartyti. Sako, palauk, radau. Sakau, kas? Maserati. Mašina dar? Mašina, sportinė mašina Maserati. Tai sakau, Vilmi, čia ratus daryti, nu nežinau. Sako, kaip nors. Bet sakau, liko šiandien, rytoj visą dieną ir poryt mes išvažiuojam. Grubiai 3 parus, kad iki parodos. Spėsiu. Sulipdė, nuvažiavo ir dar medalį gavo. Dabaigė tą modelį mašiną, Maserati, daklijavo, dabaigė. Mes važiavom, jis dar mašinoje lipdė po truputį. Dar mašinoje važiuodamas? Važiuodamas mašinoje klijavo, nes norėjo pabaigti. Nes sako, aš namuose padariau ratus, čia buvo ilgiausiai, ką jis darė. Klijavo ratus, nes įdėjo visus tos ažūrinės detalės ratam. Tai čia ilgiausia. Visą kitą jis surinko, prieš tai iškirpo, vietų jau surinko į krūvą. Tai kai ateidavo ten osti vietiniai, tai sako, ką išbirėjo koldavežį, nesako, dar nespėjau suklijuoti. Galima sakyti, kad per 3 parus su kelionė irgi klijavo, jis suklijavo Maserati ir dar gavo 1 vietą jaunimo tada kategorijoje, 1 vietą gavo ir plus buvo apdovanojimai, buvo atvažiavusi į svečius tie lenktynininkai, Kyjivo, aplamai Ukrainos tie žinomiausi, tai jam su autografu dar savo nuotrauką padovanojo. Tai, kad taip įspūdingai atrodo mašina, kuris buvo suklijuota per 3 parus. Aš apie tą greitį dėliojimą, mes kažkada buvom įskuodė padarę paros iššūkį, tai susėdom, nežinau, kiek mūsų buvo 6 gal. Ir per parą bet kokį, ką nori, nesvarbu, bet esmė, kad visi gyvai pasijungia per kainą, kadangi skirtingose pasaulio vietose, kaip kai kurie pasaulio, kai kurie už Lietuvos vietose. Dėjom, tai aš rinkau motociklą. Plastikinį motociklą, tai ir aš spėjau, ir aš surinkau jį, iš tikrųjų. Tik tais toks, kaip čia, nepabrėžtas dalykas, kad ten vienoje pusėje bako dekolės vienokios, kitoje pusėje kitokios. Čia normalu, čia pas mus dažnai taip būna. Nes per skubėjimą aš vieną sudrėbiau ir tada reikėjo. Labiausiai, kas užtruko, tai dažymas, nes, kai dažai turi palikti žiūti. Viskas, jau tenais sustoji. Ir dar didelį pliusą turi, kad nereikia dažyti. Breunus tik su peštukais padažyti arba su dažais, kas kaip daro. Bet tai klijus turi žiūti. Dabar čekai padarė gerus klijus, Herkulesus, raudonus? Raudonus čia medienui daugiau skirtas. Bet ir su raudonu galima klijuoti. Nes aš Herkulesus raudonus naudoju dabar medžių. Nusipirkau. Būtent kažkaip rekomendavo tada. Medienui jis ir greitai džiūna, nes mediniam raudonas prispaudai, būti palaikai, jis jau laikosi. Veikia, pas pamėginau. Prispaudai raudoną, jau nepakareguosi tik suplėšti. Aha. Raudonų popierį gali prispaudai,
gali dar turi ten 10-15 sekundžių, kad gali atplėšti, pakoreguoti ir iš naujo prispausti. Čia skirtumas tarp geltonų ir raudonų. Raudonas su geltonu, bet pakoreguosiu. Aš kai kartais irgi nukrypstu nuo plastiko. Architektūra. Kažkada irgi su geltonu su... Ramba galvoju, atplėšti reikia žiūriu. Oi, ne, geriau neplėšti. Nu, vis tiek raudonas jis iškart prispaudė. Nes aš su raudonu nustebau, bandė. Kažkaip, aš kito klijos Sport PVA, paprasto lipalo, nesučipinėjęs, pasėjau medinį modelį, nusakau klijuosiu. Nu, ir kažkaip tada parekomendavo, sako, ims, sako, raudoną Herkulesą, nes klita džiūdantis lipalas. Sakau, nu kažkaip, kaip čia, nu toks... Čekų formulė tokia, žinok, labai gera. Ot daug kas klijuoja popierinius detalės, reikia priklijuoti visą lapą. Pastorinti detalės ant milimetrinę arba ant pusę milimetro kartono. Irgi, jeigu su lipalu, Šlampa. tai išlampa ir burbulais eis ir paskui bus iškraipytas popieris, viską. Pusę vamzdžio. Per daug išmirksta jisai. Tai va aš tą atsimenu kaip bėdą su popierium, tai man... Su pieštukai yra, su pieštuku prabrauki, prispaudai, išlyginai, nereikia tau poplėse kišti nieko ir lygus popieris. O. Nors dabar pašnekėjai apie tą greitą, ne? Aš kaip pas tave nupirkau malai modeliaž Messerschmitt. Gustav III berods buvo. Jo. Nu, bet ten buvo toks, aš nemoku pasakyti, pirmas modelis turbūt čia yra pats kaifas. Nieks neįdomu, valgyti nereikia, duoti nereikia, klijuoja čiutnė iki nukritimo. Ir atsimenu, tada nuvažiavau į parodą. Pirmą, neatsimenu, kurie metai buvo. Greičiausiai kokie 16 ar 15. Kai aš tave priverčiau. Jo, priverčia mane. Galvojau, kad aš čia toks kietas, kaip gerai aš jau klijuoju, žinai, ir kaip tik Messerschmittų daug buvo, visa kolekcija buvo. Nežinau, kieno ten tik buvo, ne, Bubusto iš Panevėžio Donato. Nu jo, tas... Donatas... Veltui aviatorių ir vadina, sako, pas Donatą, Katra, aviatorių. Ta pažįstu labai gerai. Kaip Evalda, irgi tankistas arba barzda. Tai mes su Natu, kada važiavom, atsimenu, ir su tavim, tarp kitko važiavom Ros į Liublino pirmą konkursą. Liktais, čia buvo... O Jėzus. 87 metais. Ne, vėlesnis. Liublinė buvo konkrečiai, bet galvoju, kad su išvažiavimas. Liublinė patį pirmą važiavom ir 98-ais antrą važiavom. O, tai gal aš, nes aš važiavau Sopranu. Tikrai. Soprano jūs važiavot 98-ais. Į antrą kartą, kai mes važiavom. 98 metais čia buvo? Ne, 2008. 2008. Aš galvoju kažkaip... 8-ais jūs važiavote į Liubliną rudenį, tai tikrai žinau. Jo, mes 7-ais pirmą kartą važiavom, kai dar mašinų sulūžo. Ir mes iki serviso kažkaip tai datempėm. Paskui, kol ten žiūrėjai, ten buvo... Nu, ten su kuriozit. Kiekviena paroda buvo nuotykiai. Tai, palauk, mes nevažiuodavom, buvo visur. Čia prasidėjo nuo pirmos parodos. Važiavom su Evaldu mašiną, jis tada Mitsubishi turėjo 7 vietį, mes 7 ir važiavom. Ir iššoko kulisa iš dėžės. Ojo. Ten yra obuolys toks, jis per pusę lūžo ir iššoko kulisa. Tie atvažiavom į servisą, pažiūrėjau, kad ten įkišo, visi ten stovi už galvos. Aš galvoju, kad aš ten vis tiek nieko nesuprantu, aš ir toli nuėjau, pažiūrėjau, kur jis ten įkišo. Įkišo, atsisėdo, viskas veikė, išėjo, ištraukė. Sako, čia reikia tvarkyti, čia, sako, mėnesį laiko mažiausiai, kol detalės atvažiuos. Kol jie ten bendravo kažką, aš atsisėdau mašiną, uždėjau tą, atvažiavau, sako, važiuojam toliau. Čia nedaug liko ten, apie 150 kilometrų. Nedaug liko. Nu, kaip iki, jo, Lenkijoje tai... Nu, 150. Lenkijoje tai čia nedaug. Nedaug. Tai kaip važiuosim, mašiną sulaužyti, sakau, viskas normaliai važiuojam, taip, atvažiavau. Tai mes ten nuvažiavom, ten pavažinėjom, grįžom. Ir tik jau, kai važiavom Šilutį, tai pilnai išbyrėjo tada. Nu, tai kiek mes pravažinėjom. Paskui važiavom, tai kur mes nevažiuodavom, tai visą laiką kažkas tai atsitikdavo. Mes važiavom į Rygą. Nu kiek čia, 350 km. Nu kas gali atsitikti.
Važiavom į Zadornovo biblioteką, nes tada darėm Latvijos pirmą konkursą. Ir su Algimantu mašiną važiavom. Evaldą pasadinom už vairą pačioj Rygoj. Nu jau niekas negali atsitikti, viskas normaliai. Tas kaip vairuotojų mokytojas jau pripratęs ant šviesoforo rankinė. Rankinė antiek užsitraukė, kad trosas sprogo. Ir ant posūkio kaip tik užviniau tą trosą ant rato. Ai. Nu čia, sakau. O jeigu didžiausias kuriozas, tai buvo, kai mes važiavom į patį pirmą Kijevo konkursą, važiavom su mano mašina. Mašina buvo prikrauta ant tiek, buvo lagūna, minkšti amortizatoriai, prikrojo mašiną, kad ir moduliu ir važiuojam prekiauti, leidėjai, leidyklą važiuoja Lietuvos. Žurnalai sveria. Jo, tai važiavom pasimti į Vilnių iš Gargždų, važiavom tris, aš, Algimantas ir Vilnius. O ten buvo tie gulinti policininkai. Ir antiek aukštas buvo, kad mes užkabinom su duslintuvu ir nuplėšėm duslintuvą. Čia buvo viena iš... Čia dar ne viskas. Ne. Mes nuvažiavom, pasėmėm Vilnių, viskas, važiavom per Lenkiją, užsukom pas Fly modelių pas Lėšiką į svečius, atsigėrėm kavos ten, visą kitą. Aš sakau, važiuojam po keliu, dabar užsuksim į pas Kalinovskį svečius. Sakau, žinau, trumpą kelią važiuojam. Tai sakau, nu žinai, važiuojam. Mes važiavom, o tą kelią užstatė, ten statyba vyksta, nepravažiuoti, ten skysta žemė. Oi. Vienu žodžiu, prie tos statybos pagavom vėlą į granatą. Kai išvažiavom, pradėjo vairas drebinti ir su tą vėlą mušti į ratą. Paskui, įsibėgėjus iki 70, tą vėlą iškrito. Viskas normaliai, atvažiavom į Kalinovskį, ten pabuvom, važiavom toliau į Kijevą, atvažiavom į sieną, Algimantas sėdo už vairą, nes, sakau, aš noriu pailsėti. Ant sienos. Ir ant sienos... Už vairo buvau, atvažiuojam prie pat sienos, gerai greičio nebėra, aš ant stabdžių spaudžiu, ten špyga. Į stabdžių nėra? Stabdžių. Pramušė tą vėlą. Ai, pradaužė. Ui. Kijevo 600, atgal 700. Oi. Naktis. Jo, pirmą valandą nakties. Ką darom? Ir važiuojame iki Kijevo be stabdžių. Niekas sėkmingai. Nu, galima motorų stabdyti. Šiek tiek. Ne, tai čia. Ai, dar atvažiavom iki vienos vietos, ten miestelis. Ženklas Kijevas, 150 km ir kitas ženklas važiuoti draudžiama. Ir degalinė. Sako, paklausk, ar mes pravažiuosim, nepravažiuosim. Aš ateinu, sakau, a galima pravažiuoti? Jis klausia, kokie numeriai? Sakau, kaip suprasti? Čia sako, vietinė? Ne, sakau, iš Lietuvos. Galima, ten sako, 50 grivnų. Kainuoja, ten galima. Aš sakau, Algimantai, pirmą kartą Ukrainoje, žinai, kad ten, sakau, kelias mokamas reiškia, kad 50 grivnų reikia sumokėti. Tai sako, aš radau jau aplink kelią, nebuvo navigatorių dar tada, kai važiavom, pagal žemėlapį važiavom. Sako, čia nedaug, 70 km plus. Išėjo ten 150. Tai vietoj 150 dar skaityk 100 plus. 50. Važiavom aplink. Paskui sužinojom, kad ten sėdi policininkas. Ir stabdo mašinos. Jeigu vietinė, tai išrašo baudą tokį. Jeigu ne vietinė, tai 50 grivnų pasiema, tipo, tavęs čia nebuvo. Ai, susirenka, Tada buvo už bet kokį pažeidimą ant vieno milicininko ar policininko galvos 50 grivnų. Jeigu 2 policininkai dirba, mokė 100. Jeigu 3 dirba, mokė 150. Pasidalint galėtų. Tada viskas. Po 50 ant galvos. Čia patikrinom, kai atgal važiavom. Ai, per ten važiavo. Nes, nežinau, tą geriau nerodyti, nes čia, žinai. Nu, tai buvo, tai istorija tokia jau gaunasi, nu kaip. Tai istorija, žinai, kad mes važiavau 140, ieškojau posūkį prieš patį Žitomerą. Posūkis į Varšavą, į dešinę pusę. Su tokiu greičiu, tamsu, jokių apšvietimų. O kelias toks siauras keliukas į vieną pusę. O išvažiavimas per tiltą į kitą pusę. Nu, o ten tik į vieną pusę, vienpusės eismas.
siauras keliukas toks. Pabandyk suprasti, kad čia Varšavos trasa. Tai aš pravažiavau ir į Žitomirą įvažiavau 140. Vilnius sako, ten policininkai buvo. Sakau, kur, nemačiau. Sako, lygtais bėgo prie mūsų iš kitos pusės. Sakau, nemačiau. Aš apsisukau, pastebėjau, kad Žitomiras jau miestas. Apsisukau ir atgal važiuoti. Vilnius sako, dabar tikrai į kitą pusę bėga. Mujavo su pagaliuku. Sakau, nemačiau. Bet jis sako, kitoj pusėje dabar jau buvo. Pradėjo mus gaudyti. Nu, mes nelabai ir norėjom pabėgti, taip iš šono nuvažiavom, ten sustabdė. Sustabdė su pistoletais, galvoju, kad bandė. Mes sėdim, sakau, vyrai, atsiprašau, kas atsitiko. Vienas prieėjo, taip į numeris pažiūrėjo, tai sako, tai kad aš Europai, tai neštukui. Man sako, einam mašiną pabendrausim. Jau sako, iš kur važiuoji? Nu, iš Kijevo, po mums parodoj modeliavimo. Tai žiūrėjai, sako, per televizorių rodė. Nu, gali būti, kad jau ir rodė. Kur važiuojat? Namo, Varšuvos trasą. Jis man rodo radarą, sako, 140. Sako, su tokiu greičiu, aišku, pravažiuosi. Sakau, ką darom? Sako, ką darom? 100 grivnų turi? Nu, tu ir rasiu, atnešiu. Neturi, bus. Gerai, davai. Aš prieinu prie Elgino, sakau, daug 100 grivnų. Sako, kam, sakau, atiduoti reikia žmonėms. Gerai, atskaičiavau 100 grivnų, ateinu, atiduodu jam 100 grivnų. Sako, gerai, kad jūs ne vietiniai. Dabar išvažiuojam, nes sako, matei, eismas koks, fūros dabar eina. Išvažiuojam, mes sustabdom eismą, važiuoju iš paskos, kur mes apsisuksim, su avarytėje pamirksėsim, žinosi, kad tau reikia į dešinę važiuoti. Labai dėkingas, aš būčiau ir taip sumokėjęs, kad tik mane palydėtų. Mes pavažiavom dar kokią valandą laiko, paskui į miegą pradėjo traukti, Algimantas sakau, sėsk tu už vairą. Gerai, jis sėdo už vairą, irgi važiavo. Sustabdė postę, niekur nebėgo. Važiavo 120 ar 100. Panašiai. Postė sustabdė, sustojo. 3 policininkai. Atspėk, kiek sumokėjom? 3 plait, 250. Teisingai. Tas buvo dar naktis, tai priėjo, tai sako, kaip kalbėti ukrainietiškai, rusiškai, sakau, suprasiu, bet rusiškai lengviau. Tai sako, žinot, jūs užsieniečiai važiuojat, padarėt pažeidimą. Sako, dabar mes jūsų baust negalim, jūs gali nubaust tik tai teismas. Sakau, kuo tai grėsi, kažkur 400-500 grivnų bus. Bet sako, reikia laukti ryto, sako. Sako, jeigu ryto nelaukti ir dabar klausimą išspręsti. Tada 150. Problema, šio paėmė 100, paprašom, sakės. Ką darysi, atskaičiavo, aš jiem palinkėjau gerų kelią. Buvo supykęs. Sako, atsargiai ten, sako, dar postų bus, sako, jau nereikia. Jo, 2 postai ant balsų zonų. Tai juokėsi, sako, plemba, jeigu 3 buvo, ką nesupranti, man galvos, ne. Tai paskui tada ir supratom, kad ten keliai vienas postas buvo, vienas žmogus sėdi. Ir kiekvieną kartą, kiek ten važiavom, visų mokesčių, va to po 50. Taip, nesau. Aš noriu šiek tiek sugrįžti dabar prie VMC, būtent dabar tai jūs kaip įmonė gaunatės, ne? Kaip leidėjas, tiksliau. Kiek jų dabar yra leidėjų komandoj? Komandoj? Jo. 7. 7. Kurie, galima sakyti, su Olegu, tai 8. Kurie pastoviai dirba su tom. Arba dirba, arba padeda, arba patarimus duoda, arba vertimus daro, nes dabar mes pradėjom ne tik VMC leisti, dar SPM-as yra žurnaliukas mašinų, 22 maistelį. Tai čia mūsų kaip ir tokia. Nauja atšaka tokia, jo? Dukterinė. Atšaka. Man kas įdomu, dabar nuo ko prasideda iš vis atsiradimas to tokio, pradžioje aišku mintys ateina, kad norim kažko, bet tai kas toliau? Pradžioj buvo taip. Buvo noras, nebuvo žinių, dar kažkas nebuvo. Tai pačioj pradžioj Pranas Sungaila pasiūlė, kad
Nu, sako, nori leidyklą organizuoti. Aš sako, duodu modelį. Traupakis. Pat pirmą modelį Traupakis, tai čia Prano projektas. Jis 2 metus darė. Jis sako, vat, labai geras projektas. Nuo 2009 metų dar neišparduotas. Nuo 2009 dar neišparduotas. Ja. Mhm. Tai vat, tai tada buvo, mes su Algimantu pastoviai į Vilnių važiuodavom, nes standartų spaustuvės spausdinom žurnalus. Savo nei žinių nebuvo, kaip čia daroma viską, nes reikėjo mokintis nuo nulio. Pačioj pradžioj reikėjo dar ir į biblioteką važiuoti, išlaikyti tos kaip testus tokios, kad gali dirbti ne tik kaip leidėjas, bet ir kaip redaktorius. Aš ir redaktorius, ir leidėjas. Kai leidėjas mes gavom popieriuką, ten sumokėjai ir viskas, bet kaip redaktorius tu negali dirbti, kol nepraeisi kursus. Bet tie kursai atvažiavau, pasakiau, kad aš moku dirbti su tokia programą. Man įrašė, parodyk, viską buvau parodęs, tai be problemų. Išrašė visą, turiu diplomus pakabinti, viską. Ir pačioj pradžioje Pranas davė savo modelį, paskui išėjo taip, kad, žinai, mes vis tiek tiesiai per aplinką einam, tai išėjo 1 numeris, paskui 3 numeris. 2. Tai 1, 3, 2. Nu. Taip įdomiau buvo, nes norėjom 2 numerį išleisti KV2, bet taip išėjo, kad tuo momentu modelikas išleido KV2. Ir mes sugalvojom, kad tą KV2 reikia perdažyti, padaryti vokišką kamufliažą, truputį perdirbti. Dadėti kanistrus, krepšelis, tos dūmus, nu, daugiau truputį. Tai, o kaip tik buvo 2 zylai, bortinis ir iš to filmo apie vampyrus. Tai tada išėjo, kad tie 2 zylai su viena bazė galėjai pasirinkti arba tokį išleisti, suklijuoti. Tai išleidom 3 numerį, paskui išėjo 2. Tai kada išėjo pats 1? Kuriais metais? 2009. 2009 išėjo pats 1. Išėjo pats 1 numeris, nors pradėjom nuo 2008 metų. Aha, o tada 3 gaunasi? Išėjo, nu, išėlės, jeigu tai 20. Tai... Jo, nes 2009 išėjo 2 žurnalai, nes tada buvo 1 žurnalas išėjo vasarą, 2 žurnalas išėjo kažkur tai lapkritį ar gruodžio pradžioje, nes manęs nebuvo, aš buvau išvažiavęs komandiruotę, Algimantas tada važiavo. Nu, nes aš buvau Norvegija, man tada skambina iš bibliotekos, sakau, aš dabar labai toli, tai daviau Algimanto numerį, jam skambina iš bibliotekos. Sako, kaip čia taip pas jūs įdomi, 1, 3, 2 bus, sako, kitais metais. Tai ir paskui prasidėjo, kad mes gavom leidimą išleisti 4 žurnalus per metus. Jeigu nori daugiau, rašai prašymą, gali išleisti 5-6. Yra ribojimas kažkoks, galas, negali leisti. Bibliotekų yra, nes čia yra periodinis leidinys, tai šiaip yra ribojimas. O nėra to minimalaus kiekio? 4. Minimaliai 4, maksimaliai 4. Turi išleisti 4. Turi, maksimaliai gali išleisti ir daugiau. Bet mažiausiai turi išleisti 4. Jo, prašymą, kad šiais metais išeis 5 žurnalai, šiais metais išeis 6 žurnalai. Tada gali išleisti ir 6. Bet mažiau kai 4 turi vėl rašyti prašymą, kad šiais metais leidyklai buvo sunku, ten to, nes 2 kartus buvom išleidę po 2 žurnalus. Vieną kartą buvo, kad nebuvo gatavų projektų, nes reikėjo dar ruošti ir klijuoti, ir testus daryti šiaip. O 2 kartą irgi kažkas buvo, jau nelabai atsimenu. Tai kaip dabar papuola, gerai, pradžioje davė Pranas, sakykime, tą Griaučius, kaip čia pavadinti juos. Šiaip pats žurnalas vadinasi VMC, World Models Club, čia visuomenės modeliavimo. Tai aš norėjau paklausti, kaip šifruojasi VMC, World Models Club. Jo. Tai čia modeliuotojai, projektuotojai iš viso pasaulio. Iki šiol taip ir liko, nes 1 žurnalas
Lietuvos projektuotojas. Galima sakyti, jeigu iš eilės antras žurnalas čia iš Rusijos, trečias iš Baltarusijos, ketvirtas iš Ukrainos, penktas iš Uzbekistano ir taip toliau eina. Šeštas vėl iš Lietuvos, iš Panevėžio, septintas iš Latvijos ir taip toliau ir eina. Kaip įdomiai. Tai vat niekada nežinau, bandžiau šiek tiek pasiknys, paieškoti, kas tas VMC ir daugiau informacijos ištraukti, nelabai pavyko, ties pasakius. Tai dėl to ir klausiu, nes kažkaip, norisi daugiau ir praplėsti apie tai, kas tas VMC ir kur yra, su kuo jis valgomas, aišku. Įdėka debesytė ir dabar čia viskas debesy darosi, tai mes pakelsim debesis, jau ateinam link to. Realiai juridiškai jo nėra registruota VMC kaip po tokio. Aha, dėl to aš jo ir neradau. Denisai daugiau žino. Vis dar debesy kažkur yra. Gaunas tik tais kaip leidėjas. O dabar leidimas kaip jūsų vyksta šiuo momentu? Tai dabar jūs siunčiat į spaustuvę ar darot? Dabar jau pilnai savo. Pilnai savo. Savo jėgų. Tai mes vėliau... Nes matei, kas yra. Spaustuviai reikia labai kruopščiai aiškinti, ką mes norim gauti galutinį rezultatą. Jeigu žurnalas plonas, 4 lapai, 6 lapai, tai dar nieko baisaus. Bet jeigu žurnalas yra storas, o tokių žurnalų labai daug pas mus, nes GAZ 66, Lukas, Jonų bažnyčia, aplamai daug žurnalų. Zylas 133. Atsirandam prie daug niuansų išaiškinti, kas turi būti kaip atspausinta? Ne. Spaustuvė suspaudžia lapus. Suspaudžia lapus? Jo, nes automatiškai mašina suspaudžia lapą, kad tilptų karpimui. Ir gaunasi, kad modulis išeina, jis milimetrų ar 1,5 milimetrų lapas suspaustas iš priekio. Jeigu iš visų 4 galų, tai dar nieko, nes truputį sumažėja ten, bet galima suklijuoti. Bet kai tik iš vienos pusės, tai įsivaizduoji. Atsiranda gausi paklaida vien dėl mašinos, iš tikrųjų, dėl peilio. Dėl to ir kai pradėjo rašyti daug skundų, šitą sunku suklijuoti. Čia reikia pačiam pakirpti aplink ten 0,5 milimetrų, dar kažkas. Tai gaunasi, kad atrodo, kiek ten milimetras, ne? Bet modeliai, popieriniai modeliai, čia yra didelė paklaida. 1 milimetras čia yra daug, nes tu ant 1 milimetro gali paklijuoti detalę ir gaunasi, kad jau storą detalę. Tu padaugins iš 25 ir pamatysi, ant kiek čia jau stora detalė. O jeigu tas 1 milimetras, tai čia jau ir 25 padaugink, čia yra jau daug centimetrai. Iš tikrųjų, tai čia jau matosi jau. Tai dabar šiemet mes turim 26 metus, kai filmuojam, kiek yra išleistų modelių? Ar žinot? Žinau, 66 dabar 66. 8 ruošiamas. Paslapys, kas ruošiama ar ne? Traktorius DT75 Kazakstanas, apvalus, pirmas leidimas ir sportinė mašina. Kokia? Fordo serija C100. Labai tiesiog įdomu būna, kaip kas paruošima. Tai dabar pauzinat šičia, kaip aš supratau, dirbtuvės šiek tiek turite, ne? Eisim šiek tiek gal parodysit, kaip atrodo. Tai žinau, kad stipriai krausitės dabar iš vietos į vietą, aš papuoliu tokia šiek tiek... Šiaip galima aplamai apie mūsų pastatą papasakoti, kur... Manau, būtų labai įdomu. Jo, kur rasti ir kas čia vyksta ir kas išskyrus modeliuotojų dar kas čia galima rasti. Tai šiaip galima eiti, papasakosiu. Nesušalsim? Ne, nesušalsim, galim pasidaryti, kas čia dabar, kur čia, kaip yra. Va, čia mūsų kiemas. Čia jisai dabar gaunasi kaip vidinis kiemelis. Jo, vidinis kiemelis, čia Baltikumas yra, kabelinė televizija, kuri jeigu ką reikia, kaip orientyras, tai pro Baltikumą pravažiuoji ir tiesiai į kiemą. 3 langai. Dabar jau turim kur parodyti, kad... Va, čia iškart yra, kad VMC leidyklos ir klubas yra, iškart šitoj pastatoj žinoma. Ir čia bus dar ir parduotuvė šitoj vietoj. Mikropasaulis VMC. Jo. Aksesuarai. Priedai įrankiai.
Tai va čia bus dabar pati parduotuvė nauja. Ir pati parduotuvė bus, ir dirbtuvės visus, nes šiaip norim sujungti į vieną vietą, Aha. mažiau bėgioti, mažiau lakstyti. Nu taip. Nu. Žodžiu, einat link Anglijos. Tokių, Ne, mes savo keliais einame. Nu, savais keliais, be abejo. No. Man tokie atsiminimai, kad vat, pas Anglus labai malonus, kad pas juos viskas vienoje vietoje. Jie turi savo ir dirbtuvės toj pačioje vietoje, ir tų pačių parduotuvę toj pačioje vietoje. Ir žmonės ten ir kavą gerą susirinkę. Galima sakyti, kad mes dabar viduj ne tik bus parduotuvė, klubas ir čia daug yra visokių tokių, kaip jaunimų užsiimimo. Tai čia tas pats pastas dabar čia kaip savivaldybės duodamas. Savivaldybė, jis priklauso savivaldybė šitas pastatas, antram aukšte yra vaistinė, o pirmam aukšte yra visokie tokie, čia yra, daleisim, kaip į duris įeini, į dešinę pusę, čia yra klubas Warhammeris. Šiaip jeigu yra parodos visokios, jie važiuoja, dalyvauja, rodo figūrėlės, rodo žaidimus, rodo kaip žaisti, bando pritraukti žmonės. Tai galima sakyti, kad čia kaip mūsų kolegas irgi modeliukai. Nu taip. Tai galima ateiti pas juos pažaisti, visada galima rasti, kam paskambinti, tai dažnai jie būna. Reikia tik kreiptis ir ieškoti. Čia be problemų. Ir jie ir figūrėlės duos, ir jeigu ką pagelbės ir literatūros turi apie savo žaidimus. Šiaip dar VMC bando dabar pagaminti, išleisti stalo žaidimą. Stalo žaidimą pagal Lietuvos rašytojo, pagal knygos Lietuvos rašytojo. Nes jis Kaune gyvena iki šiol. Su juo kartu labai gerai draugaujam, bendraujam. Tai sukūrėm pagal tos knygos yra stalo žaidimas, kuris vadinasi Juoda balta, aspiranoro kalboj Dorsigras. Tai jie testos. Nes su jais susidarėm. Šiaip galiu ir čia bus šitoj vietoj, jeigu į kairę, čia bus ir parduotuvė, ir dirbtuvės. Kai įsirengsit. Priklauso jo, nes čia bardakas iškart nekreipti dėmesį, bet čia iškart matosi tos figūrėlės, tos žaidimus. Čia iš to žaidimo? Iš to žaidimo figūrėlės. Tai čia labai įdomu atrodo. Jo, yra ir kauniškai padarė mums tokį. Yra pas mus kolegos, kurie daro tos žaidimus, žaidimų monetos. Jie yra kaip tikri. Geras. Čia yra žaidimų monetos. Šitai žaidimai. Bet čia dar tik projektas. Čia viršui medinių laivų testai. O dabar mačiau, kad leidžia šiek tiek ir medinukų. Ir plastikinių. Ir plastikinių bando atspausti. Čia dabar yra toks truputį darbinis bardakas, nes viskas dabar daroma, kad įsirengti, pervežti čia parduotuvę. Dabar yra ruošiamas lentynos ir kaip čia kas bus. Stovi mašinos, kurios bus uždarytos su stilažais, bet viduje jie... Lazerinės staklės. Jo, lazerinės staklės. Čia turbūt pjausi papildus modeliams. Spėju taip. Ir aišku medinukų šiek tiek. Bandot pasipjautos. Ar jį? Testų pilna. Tada, matau, ką pažįstu, tai plačiaformatį spausdintuvą. Čia nelabai plačiaformatis. Bet jisai jau nebūtinis, kaip čia pavadinkim. Ne, nebūtinis. Jo, panašiai. Čia yra pseudo offsetas, bet irgi toks labai įdomus. Yra specialiai dažai, kurie nebijo vandens, ne offsetinė, kur ant būgnų, bet kurie išdžiūna ir gaunasi kaip offsetas. Sublimaciniai gal, ne? Ne tie? Panašiai, bet sublimaciniai jie pakelti. Dar kitokie. Dar kitokie yra. O čia yra dar kitokie yra. Kaip įdomu. Yra visokių tokių dažų, kurie... Aš irgi nežinojau, kol nenuvažiavau į Epson kompaniją, kurie man pasiūlė ypač šitą modelį. Sako, jeigu žurnalam, reklamoje, dar kažką, nes čia gali uždėti ruloną iki 100 metrų,
ir atspausdinti kaip tapėtus 100 metrų. Jie sako, nebijos nei vandenį, nieko, galėjai tą popierį šlapinti. Ir plus galima spausdinti įvairių popierių. Čia dabar blizgus. Blizgus. Jisai, ne? Jo. Daleisim, čia yra 80 gramų. Aha. Nu. Ir yra 170 gramų. Čia neiškarpyti, čia tik paruošti karpimai. Dabar karpot viską rankom su šitą pjaustyklę? Ja. Kapojat? Ja. Tai tiek darbo turit? O Jėzus, tai čia... Matėjai, mes dabar galim reguliuoti tiražus. Mes galim dabar išleisti po 100 žurnalų atspausdinti, nes jeigu paleisti per galinį užkrovimą, tai labai greitai gaunasi. Bet pastatym prie sienos, kad per viršų leisti. Tada vienas žmogus spėja išimti, užkrauti, sukarpyti, sulankstyti ir taip spėti. Mot, čia paruošti žurnalai, čia 2 dienų darbas. 2 dienų darbas. Jo. Nu, čia... Tai kas pas jūs užsiiminėja iš to, tokių, nu jau skaičiau, čia jau geras vargas. Būtent. Ar kas pakaitom jūs keičiatės, ar kaip? Ne. Čia pagrindė yra mano darbas. Žmona dirba parduotuviai. Yra Valdemaras Žalkauskas. Jis pagrindė užsiiminėja SPM žurnalų. Plus daro vertimus iš įvairių kalbų į kitus, nes ir angliškai moka, ir ispaniškai. Tai neblogai moka rusiškai, dėl to daro iš rusų kalbos į lietuvių kalbą. Nes kai yra SPM žurnalas, jis tik lietuvių kalboj. Ir mes pasirinkom 32 mastelį tam žurnalui. Yra visokios istorijos įdomios apie tos modeliukus. Yra iš SPM. Ups. Čia tas naujas lygtis? Tai jų dabar, kur minėjot, ne? Ne. Čia yra SPM žurnalas. SPM, būtent. Ai, tai jūs VMC leisit traktoriuką? Ne. Traktoriukas ten bus kitoks VMC. Kitoks bus? Vikšrinis bus. Čia SPM yra. Nu, tai čia jis detalus irgi, taip sakyčiau, galėjai, tai ne šiaip, kad karkasas variklis yra? Viskas yra, viskas yra. Tai ir vidus yra. O dabar... Čia yra VMC žurnalas. O čia VMC dar leidžia plastiką. Čia testas suklijuotas. Plastikinis. 72? 35. 35? 35. Šioks mažiau 35, koks šitankas? Nepažįstu aš tokio. T38. Čia T38. Su kodėl pas jį vokietis. O jų buvo daug visokių. Paimtas? Čia buvo ne tik vokietis. Čia yra medicininis vokietis. Buvo čia be ginklų. Buvo su kulkosvaidžiais, buvo su patranka. Ai, Morijacis labai turėjo tas pats variantas, jau? Tai iš to modelių gali suklijuoti bet kokį iš tų 4. Ir dekolės yra visus savo, ir... Viskas jau komplekte? Viskas komplekte. Kokį nori, tą pasirinkti? Jo. O, kaip to? Čia buvo testinis plastikinis modelis. Ir mes norėjome išbandyti savo galimybės. Ar galėsim mes išleisti ką nors iš plastiko? Galėsim. Ir yra testinis traktorius DT75 plastikinis. Irgi jūsų? Jo. O, geras. Nu, čia yra 24 mastelis, bet yra ir 35 apvalus. Planų daug, labai daug planų, nes aplamai, ir ten modeliai visur. Nu, tai kur gyvena modeliuotojai, ten visur. Taip, čia atėjęs pas modeliuotoją, suprasi, kad tu esi pas modeliuotoją, nes visur bus jų kažkur padėta. O tai dabar, sakykime, su žurnalais aš suprantu, sakykime, reikia spausdintuvo pagrindė, reikia projektuotojo,
Nu, iš jokios tokios vat įrangos. Spausdintuvų su paprastu spausdintuvu irgi nespausdinti. Nespausdinsi, Nes taip. paprastas yra spausdintuvas, ką jis gali. Vaikams galės spausdinti, bet rimtesnių aš žinau, kad tikrai jis nepadaro. tų Truputį reikalų. vandens papuola ir dažai pabėga. Taip. Reikia, geras spausdintuvo, galim sakyti taip, kad būtų nors emulsiniai dažai, kurie nebėgtų, nebijotų vandens. O kaip su plastiku? Taigi plastikui reikia jau geros tokios rimtos įrangos, vakuumacijos, ar spaudimų, nu tai ten... Viską turim savo, sukurtą ant kelienų, kaip galima sakyti. Jo? Jo, tai nuo nulio sugalvojom, kad reikia padaryti. Iš pradžių nupirkom iš savartino staklės, plastiko liejimo. Sugadintos viskas. Sutvarkėm, atstatėm su kolega, irgi su kazusais, nes nežinojom, kad galima 35 barus duoti spaudimą. 35 barai, ujai. Jo, čia tik... Čia baisu. Tai mes 50 pripumpavom. Ir pas mus tas balonas sprogo. Ai, nesavo, tai čia... Tai mes buvom visi tepaluoti. Ten tokia pelkė buvo tepalų, bet paskui, kai pradėjome ieškoti, žiūrėti, ten buvo staklės 91 metų, plastiko liejimo staklės, tai mes sutvarkėm viską ir atvažiavo žmonės, nupirko, labai patenkinti liko, dirba su tom staklėm, nes mums netiko, nes ten labai mažas buvo plastiko liejimas, ten buvo iki 15 gramų. Tai žinodami, kaip viskas veikia, mes praktikos turėjo savo, vietoj štoko panaudojom traktorių tą, kur priekabą kelnoja. Nu, tai tas štokas hidraulinis irgi. Tai mes iki 1 tonos galim spausti plastiką. Iki 1 tonos? Nu, spaudimas. Oho. Va. Rimtas cilindras. Jo, ir šiaip dabar iki 27 gramų. Tai galima sakyti didelį formą. Bandymus darom, plastiko liejimas. Čia stovelis yra, čia tik plastiko temperatūrą parinkinėjom. Čia irgi VMC. Kaip tesnis. Jo, čia temperatūrą reikėjo parinkti. Čia dedasi dar vieną detalę ir gaunasi stovelis lėktuvom. Yra ten kitam kambarį gerų, jau kai parinkom temperatūrą, nes kiekvienas plastikas turi savo temperatūrą irgi. Nežinodamas gali padaryti... Nu, taip. Žinai, kaip sako, bandžiau blynus kepti. Išeina kažkokie kunkuliai, ne? Nes sako, po trečio supratau, kad geriau kunkulės kepti, nes geriau išeina. Tai čia irgi taip pat. Čia retro serija. Čia perleisti iš senai išparduoti ir sutvarkyti, pakoreguoti. O kaip dabar yra, kaip pas jūs, kadangi tiražai yra limituoti? Jo. Nu, jau 500 vienetų. 500 vienetų dedat modeliui. Taip. Įmanoma gauti, jeigu jau labai jau ten reikia, prašant, kad aš ten renku, noriu šitą, sugadinau modelį ir man reikia antro. Kai jų nebėra jau pirkti. Kai jų nebėra, tai... Jo. Kai nebėra jų, jau viskas, išsipardavėm. Kol dėjo eilė iki jo rinkimo, kaip sakė, reikia kelis teorijus pirkti, reikia iš karto aišku pirkti, bet būna. Kažkur tai dar parduotuvė galima rasti. Ne visus gal, bet... Šansų yra. Šansų yra. Nes vokiečiai anksčiau pirkdavo po 50 žurnalų iš kart, tai ko gero Vokietijai yra dar visa kolekcija. Šiaip pas mus leidyklui labai daug žurnalų išparduota jau. Viskas prasidėjo nuo to, kad pirmas išvažiavo BMW 5 numeris. Taip. Jis išvažiavo kažkaip gana greitai per 1,5 metų. Daugiau kaip 500 nespausdinom, nes geriau išleisti retro seriją, kad jau tas modelis tave užrekomendavo. Tai, ir daug gerų tokių modelių jau išparduota. O kodėl neperleidžia tada, jeigu jau... Perleidžiam retro seriją. Ganai retro serija yra perleidimai. Perleidimai yra... Tai tikėtis, kad atsiras, sakykime, tas pats modelis kažkada perleistas yra šansų. Vis tiek, nėra, kad jau viskas nukryžiuotas. Nu, matai, yra toks dalykas, kad žmonės labai patiko sprejus. Ir su ta jachta, koks gražus modelis, tai
jis buvo irgi gana greitai išpirktas. Mhm. Ir mes gavom virš 40 laiškų, kad prašymas pakartoti tą modelį. O. Žinok, galvojam, paskui jau Algimantas sako, kodėl neperleisti? Retro seriją padaryti. Nes leisti to pačiu numeriu su kito viršeliu jau nelabai. Mhm. Tai perleidom kaip retro seriją, bet perleidom 300 vienetų. Mhm. Ir pasitvirtino. Pasitvirtino, nes sprayų liko apie 60 žurnalų iš tų 300, kur buvo perleista. Perleista buvo tik pernai. Nes pamatęs tavo BMW, aš kažkada dariau kažkokį tais ar intro, ar logotipą, gal modeliukams, aš įdėjau VMC būtent tą BMW, tą sportinį, tą driftinį. Ir komentaras savo, tai kam, sako, dėda apmodelių savo, kur nebėra pirkti, visas piktas žmogus buvo, sako, aš tau ir visi sako, dėda, sako, nėra. BMW kažkaip vieni iš greičiausių išnyksta. Šiaip greičiausiai, ko gero, buvo 5 žurnalas BMW buvo ir paskui 12 Čaika. Mhm. Čaika buvo išpirkta mažiau nei per metus. Oho. Ten suklijuot stovi. Bet apdulkėjusi visą... Tai kas? Čia dirbtų dabar, žinau, kad grežėt, tai čia jau kitaip nebus, vis tiek čia, kadangi statybos pusiau vyksta, tai žmonės labai, aš čia biškį gal nelaiku, bet o kodėl? Ne dabar. Tai toks natūralesnis, sakykime, tas apžvelgimas gaunasi, bent jau mano tai akimis. Daug smagiau matyti, kad tai nėra kažkoks didelis biznis, ar čia kažkaip tas toks šiltumas. Čia yra dėl savo malonumų. Tai sakau, tas jaučiasi, kad šiluma yra, tose dalykuose, bent jau man taip atrodo, aš nežinau, kaip kitiem, aš nieko aišku už save, bet tas labai, labai, labai smagu matyti toks dalykus. O šiaip, jeigu apie leidyklą, planų labai daug yra, ne tik popierinių modelių, nes yra VMC, yra SPM. Jie pilnai užregistruoti Lietuvos valstybei ir oficialiai išeina. Dar planuojam užregistruoti žurnalą vaikam, popierinę piramidą, nes irgi mums priklauso, tik tai, kad mes ruošiam modelius. Tokių figūrėlių visokių, namelių lengvų, visa kita. Ir planuose yra stalo žaidimai iš popieriaus. Iš popieriaus? Suklijavai ir gaunasi stalo žaidimas. Jau paruošti kelias tokius numerius, bet dar prie jų neprieinam. Čia jeigu popieriaus, kas liečia popieriaus. Nes tą patį žaidimą, kurį sakiau, kad Dorsey Grass bus ir kaip stalo žaidimas su figūrėlėm, kurios reikės ir nudažyti pačiam ir žaisti. Tas pats variantas bus ir popierinis. Tai galima sakyti, kad bus du variantai. Mėgėjams paklijuot, kitas jau toks prabangesnis, pavadinkim taip turbūt. Jeigu metalinė detalė, įsivaizduoju, kad jisai kitaip jaučiasi jau visai. Ir plus medinių laivų labai daug projektų. Dabar yra apie 9 projektus įvairiom lygiam, nes kaip ir buvo beveik pilnai suklijuotas ir ten karkasai. Tai ir plastikinių. Plastikinių yra 7 modeliai, kurie paruošti, tik reikia daryti formos. Matėjai, CNC staklės stovi, paslėptos. Su metalu dirba. Dabar nerasiu tos formos, būčiau dar formos parodys, mes kelias formus jau padarėm. Tai jeigu sukreisi net nufluotis kraštus, suklijuosiu. Metalinės formas padarėm plastikinę modeliam. Tai frezuojat pačias formas irgi patys, iš esmės, nuo nulio iki išleidimo viskas yra čia. Viskas. Ir vietoj. Travlionkė, ir dekolės. Viską daro vietoj. Labai daug. Sunku patikėti, ne? Taip, visą laiką yra sunku patikėti, kad atrodo paprastam tam kaip ir, Žiūrėk, čia yra viršeliai. Taip. Čia yra irgi spausdintas. Čia. Taip, kurienas čia. Kurienas. Kurienas yra. Svaršiau nupirkti iš tikrųjų
kurie nepabandyti surinkti, bet taip nepasirašiau. Spray. Tai čia paruošiamas dėžutė dabar išsikarpimui, kad Ne, uždaryti. čia yra specialios ten medinės staklės tokias, kurie įkišai, pratraukiai. Jos jau žino savo poziciją, taip sakant, paruoštos. Jo. Ten jau viskas atstatyta, viskas vietoj. Aha. Čia yra mūsų dekolės. Ir jas irgi vietoj darot. Jo. Gerai. Kur eiti kur nors toliau, jeigu galima viską vietoj padaryti. Nu, teisingai, bet tai labai yra labai daug darbo, labai tokio, tikrai labai daug vargo. Aš kadangi daug spausdindavau su 3D, dabar stipriai apstoju iki vasaros, tai ten labai daug reikalų, o čia ir popierius, ir metalas, ir plastikas, ir dėžutės, ir tai aš sunku įsivaizduoti. Čia vat yra plastikiniam tankai. Gerai. Tai vat ir einam toliau, parodysiu, kas pas mus patalpoje Taip. dar yra. Nes apie Žiūrim tenais. Warhammeris pakalbėjom. Nes, kaip sakau, čia yra Warhammerio klubas. Čia yra mūsų muzikinė studija, mūsų kolegos muzikantai. Šiaip irgi entuziastai ir nuo vaikystės pažįstami ir kažkada irgi modeliukus klijuodavo. O, Tai dėl to, kad jeigu mums reikia aparatūros, jie ateina, atvažiuoja ir pagroja, pats matei, kad... gal čia tie patys buvo, kurie buvo atvažiavę į konkursą pagrot? Jo. O, labai Čia smagu. mūsų kaimynai. Iki labai šalia. Jeigu jiem reikia kažkokio šou, tai mes galim sudėlioti modeliukus irgi padaryti. Vat, toliau čia yra klubas modeliavimo, o ten yra figūrėlės daro, bet dabar, dažo, čia dar yra. Dabar dirba, Grįžtam čia čia. yra kamera, Dažytojas. jo yra kamera, viskas yra kaip turi būti. Įvertinkit dabar, kaip Tomas dažo. Aš prizūminsiu specialiai. Palauk, aš priartinsiu arčiau. Va. Gerai, plonai dažo. Jau rankas atidirbtas. Rodysim paslėptas staklis. Miškelį. Tos formos, Gal aš jų neįdėsiu, nežinau, bet... kur darėm, Tai. čia su tom stakliam darytus. Čia yra ta V raidė, čia yra viduje jau traktorių forma paruošta. VMC ženkliukas, kad čia mūsų grinai. Geras. Antrą dalį. Nuostabu. Nu, ten dar yra formos visokios. Nu, tai... Kaip čia, visko neišrodysim, reikės dar kartą važiuotum. O atvažiuok. O va, jisai pas mus yra vaikščiojanti enciklopedija. Istorijos prasme? Su technika, kas karinė, vokiška, ypač technika. Tai čia... Tiek žino, tiek Lenkus napaval. Modelis klijuojant knygą skaičiuoja? Jo, iš tos serijos. Žinok, apie tą modelį kažką. Nu, teisingai. Aš sutinku. Mes jo klausėm, pasveikim detalę, atsirado detalė. Aha. Saša, kieno čia yra? Kieno, kokios mašinėlės? Čia, apadabarus iš 19 metų. Aš čia kaip pavyzdys. Tiesiog, taip nuokysiu, Tenka parodyti nuotrauką, ten dalį nuotrauką, terato ar ką. Čia yra tokia. Nu. Ačiū, noriu pasakyti visiems, kurie sudalyvavo čia. Pasikalbėjom. Daug jau kas pabėgo. Daug kas jau pabėgo, gal dar ateis. Kaip tik šeštadienis šiandien yra, tai Aha. iš pačio ryto būtum 10 atvažiavęs, tai būtų į susirinkimą dar papolęs. O, Nes šeštadienis, kiekvieną šeštadienį pas mus susirinkimas klube. tai gerai. Čia būna, jeigu kas nedarbė.
Yra pamaldinį darbą daug kas Nu, dirba. tai... O Tai šiaip, kiekvieną šeštadienį būna 100%. Du, tai. bet labai... Ne taip, kad vienas ateina. O kiek yra klube dabar tų užsiregistravusi, kaip čia, dalyvių, nu, tų modeliuotojų, tebūnie? Modeliuotojų Kiek- pastoviai, kurie eina. Jo, kurie čia dalyvauja vat, susirinkimuose, kaip sakykime. 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15 žmonių. 15? Dabar, kurie pastoviai dalyvauja. 15. 15. O. Nu, Andrėjus dabar jūroj, bet kai ne jūroj, jis pastoviai darbė. Nulius, ką? Ačiū dar kartą. Ačiū, kad atvažiavai, lauksim dar svečių. Jeigu ką paklijuoti, dar kažką tai tokia, žinai, pravesti masterclassą. Būtinai kažką galėsim sugalvoti. Nu. Vilniečiai, jeigu atvažiuoja svečius, mes turim Ai, va. kolegą. Minutėlės, atsiprašau. Su Povilu Bartuška. Kiek susibendravom, tai jau rašė man, kad jau greitai vėl atvažiuos. Tai jis man, tiesiai, man sakė, sako, aš dabar važiuosiu su vaiku, sako, aš čia atvažiuosiu. Jau jis man iškart pasakė, sako, ten važiuoju, sakau, jo, sako, aš irgi važiuosiu. Labai malonu, žinai, kai žmonės atvažiuoja, malonu pabendrauti, įvairių tokių naujienų sužinoti. Blogas oras. Ačiū visi laukia. Nu ir atveža popierinių modeliuotojų kolegą, Aha, jauniausias. jauniausias, nu taip. Nu, Aš tikrųjų skaitau, kad visą laiką yra svarbiausia kolektyvas. Jeigu kolektyvas geras, nesvarbu, kur jūs esat. Ar prastesnės sąlygos, ar geresnės, bet kolektyvas sudaro daugiausiai tame reikale. Tai, va. nu, žinai, labai malonu, kad vis tiek kažkas domėsi. Tai be abejo, čia dėl to viską ir darome. Jeigu kitiem atvažiuoti į mūsų kolektyvo malonu, tai reiškia mes kažką tai, žinai, Kažkas gerai. kažkas gerai, tašką vis tiek pastatėm. Gerai. Tai dar kartą ačiū, nu, ir iki tada. Nu, iki tada, dėkui.